Mėly televizijos žiūrovai, artėjant gražiausiams žiemos šventėms sveikinuosi su jumis leidyklos Arpresa ir Reader's Digest vardu. Neperjunkit kanalo, nes netrukus tapsite ypatingo įvykio liudininkais. Sužinosite, kas didžiojo žaidimo 16 finale laimės įspūdingus žaidimo prizus. Bendrame prizinėme fonde viso net 240 000 litų. Taigi, pradėkime didžiojo žaidimo 16 finalą. Šiandien didžiojo žaidimo 16 finalą stebi uždarosios akcinės bendrovės Arpresa direktorius Ričardas Bernotavičius, auditorių biuro atstovė Miglė Žigelytė bei informacinių technologijų specialistas Mindaugas Pelionis. Pirmiausia, išsiaiškinsime, kam šiandien atiteks puikus net 50 000 litų vertės specialusis prizas. Sveikiname Stanislavą Algirdą Jurašką iš Šilalės rajono. Jūs ką tik laimėjote 50 000 litų vertės specialųjį prizą automobilį Škoda Octavia. O jūs jau pats nuspręsite, ką pasirinkti, ar automobilį, ar pinigus. Sveikinu ir nuoširdžiai už jūs džiaugiuosi. Brangiai, netrukus sužinosime, kasgi tas laimingasis, kuriam atiteks pats didžiausias organizatorių įsteigtas prizas net 100 000 litų. Kam šį kartą nusišypsos sėkmė. Sveikiname Vytautą Joną Šakalį iš Vilniaus. Jūs ką tik laimėjote didįjį prizą 100 000 litų. Ir tai dar ne viskas. Kartu su šiuo prizu jums bus įteiktas 20 000 litų lojalumo prizas už greitą atsakymą. Argi tai ne puiku? Jūs šiandien laimėjote įspūdingą sumą – 120 000 litų. Išdalinome visus leidyklos Arpresa ir Reader's Digest įsteigtus puikius prizus. Nuoširdžiai sveikiname nugalėtojus ir džiaugiamės kartu su jumis. Su visais nugalėtojais netrukus susisieks žaidimo organizatoriai ir susitars dėl laimėtų prizų įteikimo. Jaukių jums artėjančių švenčių ir iki kitų malonių susitikimų.